tada labai trumpai apie ką užsiėmimas. Pavadinimą žinot jau, ar ne? Apie mokinių savivaldas ir tai, kaip ES programa Veiklus jaunimas galėtų prisidėti prie mokinių savivaldų plėtojimo jūsų mokykloje. Tai pagrindinės dalis bus 3. Pirma dalis, pakviesim jūs patirti, ar ne? Nes mokinių savivalda yra daug apie sprendimų priėmimą. Ir sprendimų galios priimti sprendimus dalinimas, ar ne? Tarp mokinių, mokytojų, mokyklų administracijų. Tai dėl to pradėsim nuo patyrimo, nes ir pati programa labai vertina tikrą patyrimą. Ne teorinės žinias kažkokias, bet tikrą patyrimą ir remia būtent jaunų žmonių patyrimą, naujų patirčių įgyjimą. Ar ne? Tai dėl to ir pradėsim šitą užsiėmimą nuo praktinių patirčių. Antra dalis, kartu žiūrėsim, o tai ko reikia tada efektyvios mokinių savivaldos plėtojimui. Ir, kai pažiūrėsim, ko reikia, tada pasižiūrėsim, o kuo čia gali padėti veiklus jaunimas. Ne? Tai tokios 3 pagrindinės dalis. Ar sutinkat su tokiam dalim dar? Nebėgat iš salės? Tvarkoj. Tai ką, ir pradėsim tada, ar ne, nuo to. Va čia, berniukai, ten mergaitės. Judam. Čia dvieilės. Berniukai, čia dvieilės. Sėda, greitai, vaikas eina. Iš tikrųjų, ką reikia daryti ir pagal amžių, tai iškart darėmės, kaip tą amžių nusistatyti, ne? Nesaugu, ne? Ir buvo neaišku, iš tikrųjų. Aha. Į tos 2 eilės, kas tos 2 eilės, aš permečiau akimis, kad mes netelpam va taip į tas 2 eilės. Jo. O paskui čia į tas 2 eilės, vėl netelpam į tas 2 eilės. Instrukcija kaip ir aiškiai, bet vis tiek neaišku, kaip daryti ir kaip elgtis, ne? Taip, nes buvo labai daug chaoso iš tikrųjų. Ir tas balso tembras irgi toksai, nerimo suteikiantis. Tokia kaltės jausmas iš karto, kad ką čia blogai padariau, kur dar neatsisėdau ne ten, kur reikia. Aha, ačiū. O ar atsimenat, kur taip kartais jaučiatės? Kur? Pamokoj. Mokykloje. Jūs dabar kalbėkite. Žinokit, nebijokit. Aha. Nu, o čia va, ta vyriškoji pusė tokia. Kaip jūs jautėtės? Gerai? Kas gero? Nieko. Nieko gero, bet gerai. Aha, o kaip kiti? Pasisakyk. Totali tyla. Irgi turbūt pažįstama situacija, kai taip apšaukė, tai jau nieko sakyti nebesinori, ne? Agnė linksi. Kas dar nori pasidalinti? Merginos, priekyje sėdinčios. Kaip jaučiatės? Ar pažįstama? Kur dar taip? Mokykloje būna, o mokykloje kur mokykloje? Pamokoj. Aha, kur dar? Pertraukų metu. Irgi reguliuoja per pertraukas. Aha. Gerai. Tai pažįstama, suprantama, nesaugu, neaišku kaip daryti, nors ir vis tiek aišku instrukcija, bet vis tiek ne visiems yra suprantama, kaip elgtis. Man būtų dabar įdomu paklausti, ar turit kažkokių pasiūlymų, kaip dar mes galėtumėm susėsti, kad galėtumėm tęsti užsiėmimą. Kokie būdai galėtų būti? Viena, pasakyk. Kaip sėdėjom? Taip, kaip sėdėjot. Grįžti į lygiai tas pačias vietas ir niekur kitur. Vienas pasiūlymas, ar ne? Tane, gal galiu užrašyti pasiūlymus. Kokių dar būtų pasiūlymų, kaip mes galėtumėm susėsti? Kelkit ranką. Tik į priekinės eilės. Tik į priekinės eilės. Antras pasiūlymas, taip. Puslankiu galima susėsti. Puslankiu susėsti, ar ne tokia? Puslankis pasaga. Puslankiu susėsti. Gerai. Kaip dar galėtumėm susėsti, tiesiog, kad testumėm užsiėmimą toliau? Ratu, ar ne? Dar vienas pasiūlymas. Gerai.
Gerai. O sakykit, kokia veikla bus? Kokia veikla, tai pristačiau planą, ar ne? Toliau tęsim tokį pasikalbėjimą mažesnėse grupelėse apie tai, kokie veiksniai padėtų plėtoti mokinių savivaldą. Tada geriau grupėmis turbūt pasidaryti kažkaip. Bet ne iš karto, vėliau truputį, ar ne, grupėmis. Bet, aišku, susijęs priklausomai nuo to, kas vyks vėliau, ar ne? Galbūt grupelėmis. Taip. Ar dar yra kažkaip pasiūlymų? Nėra. Gerai, tai mums dabar reikėtų išsirinkti tą jau vieną vis tiek būdą, ar ne, kažkokį tai. Yra 5 būdai. Aš siūlau balsuoti už būdus, gerai? Tai turit vieną balsą. Pristatau tuos 5 būdus, kuriuos jūs pasiūlėt. Tai pirmas, grįžti lygiai tą pačią vietą, kurioje buvot. Antras, susėsti tik į priekinės eilės, jau kad visos būtų užimtos. Trečias pasiūlymas puslankiu. Ketvirtas pasiūlymas susėsti į ratą. Ir 5 jau susėsti mažesnėmis grupelėmis. Dabar balsuojam, kas pasako už pirmą būdą. Kaip sėdėjom, reikėtų pakelti ranką. Gerai. 2, 3, 4. Ir suskaičiuosim toj, suvesim statistiką. 20 ir čia 5, ne? 25, ar ne? 25. Vieną kartą gali tik balsuoti. Tik į priekinės eilės. Taip, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taip. Puslankiu. Kas norėtų susėsti puslankiu? Galvojat, kad tikrai tiktų? Būtų gerai. 0. 0. Kas norėtų susėsti ratu? Vienas žmogus norėtų susėsti ratu. Nuostabu. Ir grupelėmis, kas norėtų susėsti? Nėra. 0. Tai pagal mano skaičiavimus, tai čia ir tų žmonių tada turėtų būti 32, ar ne? Galbūt kažkas susilaikė, ar ne? Ar buvo susilaikiusių, kas ne už jokį nebalsavo, gal dar užfiksuokim. Nebuvo. Gerai, tai kadangi dauguma nusprendė, kad reikia susėsti ten, kaip sėdėjom, tai kviečiu jūs grįžti į tas vietas. Vis tiek nėra garsu. Taip, tvarkoj. Kas į paskutinę eilę, kas labiau į pirmą. Čia kaip įpratę, ne? Jeigu įpratom, kad mūsų visąlaik sodina į paskutinį suolą arba labiau į pirmą, tai taip ir tvarkoj. Toks sprendimų priėmimas, kaip čia galėtume užvadinti? Ar turi pavadinimą kažkokį? Sprendimų priėmimas. Sprendimų, bet koks tas sprendimų priėmimas? Demokratiškas. Daugiau mažiau demokratiškas, ar ne? Dar kažkokiu pamąstymu, kaip čia toks? Čia irgi sakė demokratiškas. Irgi, ar ne? Tvarkoj. Kur atpažįstat tokį sprendimų priėmimą mokykloje? Ar jis būna toks iš viso? Aišku, kad būna, ir jeigu galit patikslinkit konkrečias situacijas, tada kada toks sprendimų priėmimas būna, kur ten žmonės kalnoja rankas? Konkrečiai, jeigu kalbam apie mokinių savivaldą, tai toj pačioj mokinių taryboje. Ar organizuojant kažkokį renginį, ar priimant kažkokius sprendimus. Tai balsuojant. Bendrų susitarimų. Balsuojant, ar ne? Balsuojant bendrų susitarimų, taip. Taip. Kas dar? Kur atpažįstat? Kokių dar yra? Ar dar kažkur yra dėl kokių nors dalykų, kur balsuojat ir ten dauguma priima sprendimą? Per klasės valandėlės. Pavyzdžiui, renkant seniūnus ir panašiai. Irgi, už ką nubalsavo dauguma, už tą ir prabalsavo. O dar norėčiau, kad pasirodytumėt, kas balsavo 6 žmonės, kur tik į priekinės eilės. Gerai. Tai gal pakalbinkim, kaip jaučiate su tom, kad susėdo, ne taip, kaip norėjot iš tikrųjų?
tenka prisitaikyti. Prie daugumos, ar ne? Jeigu taip nubalsavau. O šiaip yra patogiau vesti seminarą ar ką sėdint priekį. Arčiau visi žmonės Ir matosi. ar pamoka, ar kažkokia paskaita visą laiką būna. Prašoma į priekį susėsti. Taip. Gerai, dar kokį vieną žmogų pakalbinkim, kas čia dar iš tikrųjų nenorėjo būtent taip sėsti, bet turėjo, nes dauguma nubalsavo. Nu, man tai iš tikrųjų nelabai yra svarbu, kur atsisės, bet man patiktų labiau, kaip į priekį taip atsisėstų visi ir... Taip. Tvarkoj, tai va, išbandėm. Aha, dar vienas žmogus norėjo pasisakyti. Ir Ratą norėjo, ir tu buvai tokia labai maža mažuma. Aš norėjau Ratą, bet šiaip, kad 25 nubalsavo sėsti taip, 7 liko ignoruoti. Ir jų net nepaklausė, kaip jūs jausite sėdėdami ne taip, kaip jūs norite. Ir kaip tai toliau atsilieptų, klasiai, renginiui, įvykiui, dar kažkam tai. Kai dauguma laimėjo, mažuma ignoruojama, kuri ne visiškai pritarė. Ar tai būtų klasė, ar būtų Seimas, ar politika, ar dar kažkas. Taip, tai nors ir dauguma, ir žodis demokratija toks lyg ir pozityvus dalykas, ar ne, daugiausia sprendimų demokratiniu būdu priimama, bet yra ir blogai besijaučiančių žmonių tame, nes jie yra mažumoje ir už jų variantą neprabalsavo, ar ne? Ir daugumai nelabai įdomu, kaip jie ir jaučiasi, tiesą sakant, dažniausiai, ar ne? Tvarkoj. Gerai, tai kadangi sakėt, kad yra tokių, kurie nelabai gerai jaučiasi, tai aš siūlau jums atsisėsti ten, kur norit ir kad gerai jaustumėtės. Minėjot, kad jūs norėtumėt priekyje. Ateikit, atsisėskit. Kas kaip nori, tas taip gali atsisėsti. Įsitaisyt patogiai. Priekyje sėskit į priekį. Jūs norėjot sėsti ratu. Eikit į ratą. Kurį norit? Galit kėdę bet kur pasidėti, galit, nežinau, kojas, kur ten norit pasidėti, ar ten įsitaisyti vertikaliai, horizontaliai, kaip tik norisi. Ar gali pasakyti, kur norėjai sėdėti? Čia norėjai sėdėti, ne? Tai tu čia ir liksi. O tu kur norėjai sėdėti? Irgi čia. To? Irgi čia. Irgi čia. Ar yra dar sėdinčių ne toj vietoj, kur norėtumėt sėdėti? Eik į ratą. Pasidaryk, susigalvok. Pasidaryk, galbūt tu nori kitus matyti, ar ne? Gal čia kur nors nori atsisėsti, ar? Kur norėjot sėdėti? Čia, kur sėdžiu. O jūs? Taip, čia. Gerai, tie 6, kas norėjo sėdėti priekyje. Ateikite priekį. Ateikit. Ar tikrai gerai jaučiatės? Ar tikrai jums ta kėdė patogi? Viskas gerai? Patogu. Ar ne karšta su batais? Ne? Niekas viskas tvarkoja. Tašė netrukdo? Gal patraukit tas tašes? Netrukdo. Viskas gerai. Visiems patogu. Man atrodo, kad tikrai ne visiems patogu dar. Kaip jūs jaučiatės sėdėti? Labai gerai, viskas tvarkoja, nieko nereikia. Gal vandens reikia? Ne? Pagalvėlės. Tikrai nieko nereikia. Turim, atnešim. Jeigu tik norit, atnešim. Nereikia. Dar jūs pakalbint noriu. Kaip jaučiatės? Ar gerai sėdit? Gerai. Ar nieko netrūksta? Ne, va, yra žmonių pakankamai daug ir veiklos. Ir veiklos bus. Norisi veiklos. Jau buvo ir bus. Aha. Tai jeigu norit, ką nors paveikti, galime eiti pašokt. Dabar kol kas bent jau. Ne? Nesinori. Pasiilsėti porą minučių, pedagogiškai taip, pertraukėlė pedagoginė, paskui vėl veikla, paskui vėl pedagoginė pertraukėlė. Gerai, tai mes galime visi palaukti porą minučių. Oi, ne, visų nereikia. Galim toliau kažką daryti, ne? Negalim. Sakėt, kad norisi prie žmonių labiau būti, tai gal norit labiau arčiau prisėsti? Aš ta prasme, erdvėj toj vienoj. Ne, nes. Gerai, tai ačiū. Kaip tu? Gerai. Gerai, viskas tvarkoja, viskas. Nieko nereikia, ne per karštą, ne per šaltą. Ar tikrai viskas, visi pakalbinti, visi laimingi? Jūs, ponas, susirūpinęs labai. Ne, aš stebiu, ką jūs čia veikėt, aš pavėlavau, kaltas ir dabar dar apsipratau. Aha, o čia sėdint apsiprasti labai gerai. Ne, iš galo labai gerai matosi. Nenorit į priekį? Ne. Nes iš priekį, žinokit, labai geras vaizdas. Ne, visi pirmūnai gale visą laiką sėdi. Aha. Tai gerai, čia sėdėsit, liksit, ne per karštą, vandens nereikia, nieko nereikia, viskas tvarkoja. Jau reikės užsakysiu kakavos kokios paskui. Kakavos? Ar jau dabar norėtumėte? Ne, vėliau gal. Vėliau gal. Gerai. O jūs čia prie tų pirmūnų kaip jaučiatės? Kavos norėčiau. Kavos.
Tuoj atnešim. Tada tuoj kavos atnešim, ką nors savanorių kokį nors nusiųs. Gerai, labai būtų. Gerai. Tai ar toks sprendimų priėmimo būdas kur nors jums pažįstamas, matytas? Kas vyko iš viso dabar? Ką veikiam? Anarchija. Ne? Tu minėjai anarchiją. Papasakok daugiau. Anarchija. Tiesiog, kai visi daro tą, ką nori ir nežiūri vien savęs, nesiderina prie kitų. Kaip kitiem dar kas? Žiūri savęs, ten kas kavos, kas veiklos, kas ratu sėdi. Ar pažįstamas toks dalykas? Mokykloje, atsiminkit mokykloje, tokias situacijas, Per pamoką, jeigu mokytoja vėluoja, tai mokiniai kas valgo, kas kartojasi, kas veikla įvairi. Pamokos metu. Nėra, kažkas išėjo ir jau tada kas ką nori. Kaip kitiem? Dar porą komentarų. Man atrodo, kai nėra rimto lyderio, tai dažnai toks atvejis gali būti betvarkė. Nėra rimto lyderio. Kas dar? Dar ten buvo tokių, kai bus aišku, ką veiksim, tai tada bus aišku, kaip ir sėsta, ne? Nes kaip ir nelabai aišku, kaip čia dabar, ką čia daryti, kai iš jūs neaišku, ką mes darome, ne? Ar norisi dar pakomentuoti, gal dar porą sakinių? Ne, aš manyčiau paprasčiausiai, aišku, toks bendravimo būdas gal greičiau sujudina žmonės ir atsiranda tada iš tikrųjų konkretus noras, ką nuveiksim. Nes mes dėja veiklos žmonės daugiau turbūt. Ir be veiklos tada, blogai jaučiamės, kai anarchija. Blogai jaučiatės. Aha. O man labai įdomu, kodėl iš 6 ar kiek ten buvo, kurie norėjo sėsti į priekinės eilės, niekas nepakeitė nuomonės ir nepersėdo į priekį. Ar tai yra kažkoks atsižvelgimas į daugumos nuomonę ir po to nenorėjimas įsišokti ir parodyti savo noro? Ar kodėl tai neįvyko? Nes galima vadinti anarchiją, bet beveik niekas nedarė, ko nori, visi darė, ko dauguma nori. Didžioji dauguma darė. Ar atsakysit kas nors į klausimą? Atsimenu, sakai, kad tu ir tai priekyje, ne? Taip. Tai gal dar pakomentuok ką nors. Tai kodėl mes dabar turėtumėm eiti į priekį, jeigu aš ir taip, pavyzdžiui, sėdžiu trečioje eilėje ir sėdžiu priekį, viską gerai matau. Ar tenkina atsakymas? Jo. Jo. Galima? Aš galvoju, kad mes galbūt esam tokie nedrausus ir dabar pasirodyti tiem 6 prieš 25, kurie norėjom sėdėti priekį, galbūt mūsų, nežinau, tas tautinis mentalitetas, nors čia yra ir mano mokiniai, tai Lenkų mokyklos, lietuviai visą laiką tokie nedrausus, geriau ten pasislėpsiu ir kur toliau pasidėsiu. Kai kėlėm rankas, taigi nieks nematė, kas kėlė tas rankas, tai mes galėjom pakelti, o kai reikėjo išeiti jau, ne taip drąsu. Tai drąsų šnekėti, bet kai reikia veikti, tai net ir anarchijoje veikti netaip drąsu, ne? Gerai. Ar dar komentarų dėl demokratijos, anarchijos, autoritarinio? Ar norisi dar ką nors pasakyti? Tai tada judam toliau. Tvarkoju. Tai norėjom šiek tiek jūs ir pažadinti, ir pajudinti. Žinom, kad pirmas užsiėmimas, daug kas anksti kėlėsi, kas iš toliau važiavę. Ir norėjom paliesti sprendimų priėmimą. Ar ne? Tai jau jūs pasakėt, kad, atpažinot, kad antrąjį stilių, kur darėm dažniausiai ten mokinių savivaldoje, taip darom. Pirmas stilius galbūt mokiniai sakė daugiau čia gal per pamoką, kur mums susako aiškiai, kaip čia susėsti, ar ne? Trečias, kai nieks nereguliuoja, ar ne, įvairios erdvės. Norėtumėm dabar jau pereiti prie kitos dalies, kur skirtumėm šiek tiek laiko pasižiūrėjimui mokinių savivaldą, ar ne? Mes žinom, jos būna įvairios, situacija irgi yra specifinė, skirtingose mokyklose, tiek sprendimų priėmimo prasme turbūt, tiek ir ką daro mokinių savivalda ir kur norėtųsi, kad jinai tobulėtų.
Ir kitai daliai mes norėtumėm, kad jūs taip pat tarpusavėje pasikalbėtumėt. Ar ne? Ne tik tais, kad ten iš mūsų eitų kažkokia kalba nuo kalno, ar ne, su stebuklingais sprendimais, bet pasikalbėti tarpusavėje ir pasižiūrėti, o jūsų nuomonė, kaip jums atrodo, ko reikėtų mokinių savivaldos plėtojimui. Ar ne? Mes dar atnešim po to šiek tiek faktų iš tyrimų darytų, kas buvo atrasta, bet labai įdomu išgirsti jūsų unikalią patirtį ir jūsų mintis, ne, susijusios su mokinių savivaldos plėtojimu. Ir tam reikėtų, kad į grupelės maždaug po 5 žmonės susiburtumėt. Tiesiog galit atsisukti vieni kitus ar ratuką pasidaryti, kad būtų lengviau kalbėtis. Ir nieko baisaus, jeigu ir nepažįstat vieni kitų, tai gera proga bus pasisakyti, iš kur atvykot, vardus pasisakyti, ar ne? Maždaug apie 5 žmonės kiekvienoje grupeliai. Ir pasakysiu užduotį tada. Ką reikės daryti? Aha, žmonės pabėgo iš karto jau čia. Jau dirbti reikia, tai jau bėga. Jo. Čia galit prie kolegos ateiti ratu susėsti. Jo, kur norisi, galbūt kas nors tik tai 4 žmonės turi, jo. Kam nors trūksta. Galit pajudinti kėdės, neįkaltos. Jo, galit apsisukti iš tikrųjų, kaip tik norisi. Taip. Labai gerai. Jeigu kas nors šeštas... Čia didelė grupelė, jeigu 5, tai sakyčiau, jūs 2 grupelės pasidarykit gerai. Tarpusavį. Ne, pasidarykit 2, nes jums neužteks laiko, kad visi galėtų bent kažką pasakyti. Ar ne? Taip pasidarykit, kad ten 4-5 būtų, ar ne? Ten gal dar vienas žmogus gali atsisukti. Aha, tvarkoj. Tai dabar užduotėlė. 10 minučių, bet turim. Pamėtyti idėjas, ar ne, iš savo patyrimo. Jeigu jau čia atėjot, vis tiek turbūt kažkaip susijęs su mokinių savivalda. Efektyviai mokinių savivaldai plėtoti. Kokių dalykų reikia, jūsų nuomonė? Čia aš pradėjau keletą teiginių, kurie galbūt užves jūs ant kelio, galbūt reikia kažką patirti savivaldai, galbūt reikia kažką gebėti, kažką žinoti, galbūt kažką konkrečiai reikia keisti arba keistis, ar ne? Galbūt reikia kažką naujo kurti. Pasikalbėkit, kas tie dalykai būtų, kad jūsų nuomonė mokinių savivalda būtų efektyvesnė. Ne? Tas efektyvumas gali reikšti skirtingus dalykus. Jums priklausomai, kur dabar esat, ar ne, kokių patyrimų turit dabar. Iš savo pusės, kaip jums atrodo, ir būtų gerai, kad kažkas grupelėje užsirašinėtų raktinius žodžius, nes mes po to surinksim iš jūsų. Jei kas neturit popieriaus lapo, tušinukų, tai kelkit rankas, duosim. Jo, jeigu kam nors reikia. Kad po to galėtumėt pasakyti taip pat bendrai.
Tvarkoju, laikas spaudžia. Kaip visada turime pamokos formatą įdilpti, ne, 45 minutės, tai žiūrim, ką pavyks. Žinau, kad dar norisi tęsti ir tęsti, iš tikrųjų tema yra didelė, tai čia tas laikas yra per daug mažas, norėtųsi ir valandą, ir visą dieną iš tikrųjų tam skirti, kad iš esmės padirbti ties tą temą, ar ne? Būna ir ištisi mokymai kelių dienų ties mokinių savivaldos plėtojimo. Bet tiek, kiek pavyko dabar, ar ne? Įvardinti dalykų, man norėtųsi juos išgirsti ir ten esminius raktinius žodžius rašys, kad mes po to galėtumėm juos suvesti, o kur čia veiklus jaunimas galėtų padėti. Ir kviečiu kiekvieną grupelę sakyti iš pradžių po vieną dalyką. Ir taip kiekviena grupelė po vieną. Ir po to grįšim vėl prie tos pačios grupelės, jeigu dar bus neįvardintų dalykų, toliau vardinti, ne, iš savo sąrašo. Tai kviečiu kitus klausytis, kad jeigu turit tą patį, tai nesakot to paties, bet pasakot kitokį. Gerai, tai pradam nuo šitos grupelės, tada vieną dalyką iš to, ką turit įsivardinę. Ko reikia efektyvumui didinti ir plėtoti savivaldai? Žmonių su idėjom. Žmonių su idėjom. Žmonių su idėjom. Kad būtų kas siūlo ar ne dalykus, kad užvedinėtų. Mokiniai turi žinoti savo tikslus ir siekius.